Šeštadienio rytas. Žygis į Dzūkiją. Kol kas 3 važiuojam. Dar porą žmonių pasijungs vėliau. Šiandien laukia 130 km. Žiūosim iki Marcinkonių. Pradėjom lentvarį. Planuojam nakvynę prie ežero. Žiūrėsim, kas gausis. O, 4 žmogus pasijungė, nuo Vilniaus atvažiavo. Dabar dar pavažiuosim kelis kilometrus ir 5 narys pasijungs. 5 žmogus pasijungė. Jau pilna kompanija, dabar 5 būsime. Akmenys, kaip, žinai, vaiko galvos, kaip sakoma. Ir gerai. Tai per galvą žodžiu važiavai. Jo. Anyway, standarburtai. Turim tardemburtus, turim meskalius, turim dar kitas Vitorijas ir turim, aišku, geriausias padangas Continental. Prašyčiau, kad pritrauktumėt. Nežinau, ar matysis čia. Mes visi balsavom ir nusprendėm. Geriausios padangos šiandien, kurios atlaikys, darysim tą reviewsą. Taip. Nežinau, ar kompanija atlaikys, bet padangos turėtų. Vokė sutelis. Daug balų buvo. Į batus vandens prisėmėm. Gal dar kokią ir nufilmuosiu. Nu ir po savaitės lietaus nemažai visai balų. O kiek balų per visą kelią slalomų važinėjom. Link Jašiūnų artėjom, įvažiavom į gražų miškelį. Pasiekėm Jašiūnus, geležinkelio stotis. Dabar parduotuvės ieškosim. Jašiūnai. O, toks vietinis. Nu. Ir murkė jau, ir va, jau Petrinasi. Murkė, žinok, jau bet fainulis koksai. Karšta. Reiks maisto pirkti, ne? Pirksim. Jis be kojas. Nebuvo būt tam saldu. Oi, ne, aš jau. Jeigu būsite Jašiūnuose, atvažiuokite prie traukinių stoties esančios parduotuvės ir jūs va šitas katinukas pasitiks, jis dar net be vienos kojos yra, be vienos galinės kojos, bet labai mielas. Murkė, va, trinasi, fainas katinukas. Iš Jašiūnų išvažiavom, Grodų bokštas koks įdomus. Atvažiavom į Rūdininkų girią. Vėl bebro darbas, rūdas vanduo, bandysim niurką daryti. Žiūrim, ką turim. Kaip ir gražu, kaip ir baisu, žinai, žiūrėt šitą techniką. Savo techniką rodyk. Ant vienkės. Pirmin. Eros pabaiga.
Kur nemėgia? Kaip? Nemėgia tavo? Ne, kai visą laiką naktį dviratį perinkinėjau prieš kažkur važiuojant, kiekvieną kartą aš neperinkinėjau. O kadangi pradedi vėlai. Jo, tai antrą valandą testuoju, iki 3 rankos išmutkės, 6 keliuosi ir sako, Hermanas, ką tu darai, žinai. Tada prisimeni, kad lemų dar detalę nuvežė. Labai gražus miškai, samanėlės, pušelės, puikus oras. Pietų metas. Sienam skanėstų. Daržovyčių duona. Čia biški kalvas. Tai kaip išeina, taip jau ir pjauk. Bus gerai. Man atrodo, sūnus atvairavo. Su 4 puslėm. Kitais bambam atrodo 0,7 ir kažkas. Nu, pasižiūrėm, kas teisingiausia. Dar vienas sustojimas vandenuko. Arba senkonis, nes prie pat irgi. Jungiasi dalyvis. Ding, ding. Jau link Marcinkonio artėjam, kokie 15 km liko. Marcinkonis Spanguolė. Visi šnekorių prisipirko, keikėsi. Stovyklavietė prie Kastinio ežero. Eisim niurką padaryt. Simas skautina dar lokacijas. Kur jūs galvojat statytis? Taip. Kur jūs galvojat statytis? Aš tai kad ir čia yra. Belsti. Dalykų. Dabar štai reikia atlaisvinti jo. Nu, persisat per tą, nusimt tos batus ir gal koją, žinai. Taip.
Buklukai. Biškis strižai, žinai. Tarsi, kad kojas vienoj pusė, galva kitoje. Jo, taip įstrižau, tu biškis, žinai, mažiau. Jo. Čia paskui ta, žinai, užsisaka nakčiai. Tai čia ne, man šiaip įdomu. Šita, žinai, šito hamako toksai yra fiškė, kad prasiplečia tas tinklas. Hamako turi mokymus. Masterclass. Ir paskui, žinai, arba tavo, arba ne tavo. Būna tegul tau minkšta žemelė. Ką, susikuitėm jau, beveik galėsim važiuot. Nu jo, bent kažkokia apsauga, kad būtų. Jo, būtent tokia pradės stypnų numest ir nubėgas. Ir dėl to atėjo jų. Jis kaip ir jų neturi, žinai. Bet sakė, jeigu ką, tai tiesiog, žinai, kreiptis ir ten bandysim kažką. Bet tu har paguda, ne? Jo, tipo. Tai va, tai jis pardavinėjo, dėl to nesusiprato, kad jam... Bet tada turbūt ką įnytė... Jo, tai čia visą laiką tas minutės. Jo. Ir tada tu, žinai, skaičiuos galvoji, kiekvieną savo, žinai, kažką kombinuoja. Zelvynų stotelė. Karšta. Jau. Tai Labanoras su gerai prisiminimai. Toplės, jo, iš Labanoro. Iki bambos. Net Dzūkijoj buvo toplės iki bambos ir dabar jau toks negali grįžti. Turim 31 laipsnių šilumos, Dzūkijos keliukus, dabar esam keturiese, Lukas išvyko namo ir važiuojam link Valkininkų, ten gal ir pavalgyti ir išsimaudyti. Sustojam vandenuko iš šulinuko, jau karšta. Skardžiai prie Valkininkų, pro bjaurų single tracką pravarėm, jau visi pavargę, nori maudytis, o dar šabakštyną gavo su single tracku. Nu gal atpirks graži vandenėlio vieta tą vargą. Nu tai varom, Niurka. Gražus skardukai. Telefoną labai levai pasimės. Nu jo, atėjom čia, nežinau, tiltas turėtų būti, bet vandens tiek daug, kad tiltas paskendęs. Nešamės dviračius. Visi maunasi, batinkas, nuotykiai. Bebras užtvanką pastatė. Užsemta viskas. Vėl antras atsigaivinimas. Bober. Neblogai.
Kaštavojam Valkininkuose. Raudonas, žalias ir geltonas namukas. Gražus kaimukas. Jau link Lentvario artėjom, dar kokių 13 kilometrų. Pro Šabakštynus pavarėm, pakilnojom dviračius, o jau kelias labai mielas. Kaip tu šitą be akinių nuo saulės? Katonės ir netraškina. Ai, tai jau nuvažiavo vienas narys, nenufilmavau, kaip atsiskyrėm. Dabar sprendžiam, kad... Aš irgi važiuosiu, tik maršrutą dar neįsikelinėkit. Bet tai čia tau paprasta. Tiesiai, į kairę, į dešinę, į kairę ir Gariūną. Jau žinai tą kelią atgal. Kaminų ieškoti. Ai, dar neužim. Gerai, tegul va. Atsiemu savo Iki. Viskas, išsiskiriam. Aš į Lentvarį. Chebra į Vilnių. Iki. Paskutiniai kilometrai link Lentvario. Dar biškį per pusiau Šabakštynus, Dilgelynus. 3 kilometrai liko iki stoties. Nu ir kodėl negalime tiesiog ramiai pasiekti Lentvarį. Būtina dar vati tokius kelius įvažiuoti žolė iki pečių. Porą kilometrų likę. Pasiekiau Lentvarį, geležinkelio stotį. Nusipirkau bilietuką, nusipirkau kolas dar atsigaivint. Gavosi per savaitgalį 250 km. Labai smagus žygis, buvom 5. Labai karšta, daug maudėmės. Ką, iki kitų kartų.